Sveiki visi, čia linksmybių kanalas vaikams. Jūs dabar matysite, kad yra kitoks kanalas, nes aš dabar per kitą telefoną čia filmuoju, nes mano telefone nebėra vietos. Tai jo, ir šiandien filmuoju filmuką, nes labai seniai befilmavau ir nusprendžiau nufilmuoti filmuką. Jis vadinsis Šeima. Tai smagaus žiūrėjimo. Pip, 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 pip. O, jau rytas. Reikia keltis. Jau šiandien pirmadienis, reikia žadinti vaikus. Kas tas stalas stumdo pastoviai? Brangioji, kelkis. Man bloga šiandieną yra labai. Nu tai atnešiu termometrą, ruoškis. Žiūrėk, nemeluok. Geltoniukė, kelkis. Man blogai šiandieną. Nu jo, matyt peršalutinas, persišaldyti miške ir po baseinu, po maudymosi jūroje. Einu atnešiu termometrą. Na va. Imk, jis elektroninis, jis suskambės, kai reikės ištraukti. O tai, pavyzdžiui, kas tau yra? Man galvą skauda, pykina blogą. Pip, 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 pip. O dieve, 39,5. O dieve, kelkis, eik pas tėtį, jisai nuveš tikriausiai mus. Turėtų. Geltoniukė, matuokis temperatūrą, tavo sesė turi 39,5. O kas tau yra? Man galvą skauda, pykina, bloga. Pip, 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 pip. Kaip greitai? 39,5. Vienas vienodai, kelkis, eik pas tėtį, nes tikriausiai nuveš. Tai eik, gerai. Atleisk, nieko tokio. Labas, sese, labas. O termometrą jamam ir einam. Vyre, kelkis, dukras reik nuvežti ligoninę. Ne į ligoninę pas daktarą, šeimyninį jų. O kas buvo? Susirgo, o dieve. O tai man į darbą nereikės. Jėga! Kas tau čia dabar? Tai džiaugiuosi, kad į darbą nereikės, nežiūri, sunkiai dirbti. Nu jo, susiruošusios. Aha, kad niekad nėra ką ruoštis. Nu tai, keliaujam į mašiną. Einam. Na, patogiai sėdit. Taip, važiuojam. Atvažiavom, lipam lauk. Kas čia per plaukus ant manęs? Na va, mes jau prie daktarės durų einam pasibelsti. Tai gal aš einu į mašiną palauksiu. Aš pabarškinsiu, gerai? Tai, pabarškinsiu aš. Užeikit. O, įleidžia, einam. Einam, sesė. Labą dieną, daktarė. Labą dieną, kas nutiko? Va čia 2 panus susirgo. Pateikit šalia, stovėkit, atsistokit šalia manęs. Tai kokie jūsų vardai? Mano geltoniukė, mano kaspinukė. O, gražus vardai, ačiū. Na va, tai aš jūsų šeimyninė daktarė, mes žinom. Tai gerai. Gerai. Dabar. Tai gerai.
Sakykite, kiek temperatūros, matavotės temperatūrą? Tai kiek buvo? 3,9,5 abiems. Tai čia viskas aišku. Tas pavojingasis gripas. Nekoso nieko, nežinau. Nekosėjo, bet naktį tai jau siaubingai. Tai bronchitas ir gripas. Gripas garantuotai bus gripas, nes tas, kur pavojingasis. O Dieve, tas pavojingasis, taip, seselė. Jūs stovykite. Gerai. Atleiskite. Gerai. Galite keliauti. Tik nusipirkite vaistų nuo gripo ir kosulio. Oi. Atleisk, mergytė. Nieko tokio. Ačiū, viso gero. Einam. Einam, sese. Nu, kaip sekėsi? Sakė, bronchitas, gripas. Nu, sakė, nusipirkit vaistų nuo kosulio ir gripo. Nu, važiuojam. Na va, eikit kas nors pirmas į namus. Gerai, aš eisiu. Auč, biškį skaudėjo. Na va, parėjom, uždaryk vyrę duris. Gerai. Iki galo. Gerai. Na, eikit gulti. Taip, į lovas. Aš einu į lovą. Paskambink savo darbininkui, kai neteisi. Šiaip tu galėtum eiti? Ne. Pip. Labą dieną, bosė. Aš neisiu į šiandien darbą. Mano mergaitės dukros susirgo bronchitu, gripu. Nu, vien žodžiu. Viso gero. Pip. Aš paskambinsiu jūsų mokytojom. Pip. Labą dieną, čia geltoniukės ir kaspinukės mama kalba. Oi, norėjau pasakyti, kad jos neteis šiandien į mokyklą, nes jos serga. 3,9,5 temperatūros. Ačiū, viso gero. Pip. Į savo lovas greitai. Ačiū, mama, einam. Einu aš į savo lovą. Aš irgi. Iki, mama. Iki, tėti. Tu mane užkritai. Jėzus, gi nenumirsi. Einam gulti. Auč. Na va. Čia, vyra, iki. Ačiū, kad žiūrėjote. Laukite tęsinio. Iki kito pasimatymo. Iki.